Mokėtų tą kitą spalvą nusidažyti. Dėl to mes turime galvoti, kaip čia dabar su tais pinigais suktis, kad iš tikrųjų nepasidarytume visiškai, kaip narkomanai, priklausomi nuo šito lėšų šaltinių. 7-13 ir 14-20 metai. Europa planuoja 7-mečiais. Iš vyresnių, kas nors 7-mečius prisimenat, iš vyresnių žmonių. Chruščiovo pirmas 7-metis buvo. Po to prie 5-mečių perėjo. Europa planuoja 7 metų laikotarpis. Komiška, bet taip reiškia. Bendri ekonominiai dėsningumai, jie yra ir tos taisyklės, jos nepriklauso nuo ideologinių skirtumų. 7-mečiais. Naujam 7-metyje mes gausime mažiau lėšų. Kodėl? Dėl įvairių priežasčių. Tame tarpe dėl to, kad Europa yra nusprendusi tą bendrą katilą pamažu mažinti. Krizė atėjo, visos šalis, ypač tos, kurios į katilą įdeda daugiau negu jų regionai gauna, jos galvoja, kad tų pinigų mums viduje reikėtų. Ką daryti? Pirmiausia, turim realiai suvokti, kaip yra. Kad tai yra senkantis šaltinis. Ir tada kita mintis, turime pasistengti padaryti tai, kad kiekvienas ateinantis euras atneštų žymiai keliaropai didesnę naudą. Kaip tą padaryti, to ir parodysiu. Mes pasiskirstėm tas lėšas, išsidalinom, susikarpėm tą pyragą, papjaustėm dideliu peiliu. Jeigu pasižiūrėsit, čia milijonais eurų prirašyta, iš tikrųjų dvi pagrindinės sritys, į kurias mes mesim, bet jos brangiausios. Tai yra infrastruktūra. Infrastruktūra visuomet yra brangesnė, reikalauja daugiau lėšų negu kokie nors tie idėjiniai projektai, sakykime, mokslinių tyrimų finansavimas. Bet infrastruktūra, pasinaudoti tą galimybę susikurti normalią infrastruktūrą, nusitiesti gerus kelius, elektros perdavimo įrenginius, susitvarkyti aplinkosaugą už šitas lėšas. Aš manau, mes tą progą turim pasinaudoti. Mes ją turim pasinaudoti. Gyvenimo kokybė nuo to pagerės. Bet mes turime lygiai taip pat efektyviai panaudoti ir kitus telpelius, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą. Čia ES paramos teorijai labai daug sutrumpinimų. Šiaip Europa labai sutrumpinimus mėgsta. Kartais susipainiai tarp jų tokia paukščių kalba, Europos kanceliaritas. Ką darysim? Kiekviena sudėtinga sritis, ES lėšų panaudojimo sritis labai sudėtinga finansiškai, jinai reikalauja ir tam tikrų specialių žinių.